Kelių eismo taisyklės galioja visiems, taip pat ir dviratininkams. Vaikai be galo mėgsta šitą transporto priemonę. Jiems vairuojant dviratį atsiranda judėjimo ir energijos laisvė. Tačiau su laisvė atsiranda ir atsakomybė, kurios nepaisant kyla pavojus. Sveikos mergaitės, ar žinote pagrindinės važiavimo dviračių taisyklės? Taip, būtina važiuoti su šalmu ir tik dviračių taku. Teisingai, gal dar ką žinot? Taip, dviračiais galima važinėti tik nuo 14 metų. Ir? Galima ir nuo 12, tik išlaikius tam tikrus kursus. Teisingai, o gal dar ką žinote? Ne. Iš tiesų gali atrodyti, jog dviračio taisyklės yra pakankamai aiškios ir jų mokintis atskirai nereikia. Tinkamai paruošti jaunąjį dviratininką gali bet kuris tėvelis, tai jo pareiga. Čia bandysime susipažinti su taisyklėmis, kurios yra kelių eismo taisyklių knygelėje ir pažvelgsime į situacijas, kuriuose reikia būti ypač dėmesingiems. Visų pirma, pagrindinės taisyklės. Dviratininkai privalo važiuoti vienas paskui kitą. Galima važinėtis tik dviračių takais, o jei tokių nėra ir tokiu atveju, jei vaikui jau 14 metų, galima važiuoti gatve, dešiniąją juostą arčiau gatvės krašto. Būtina pasirinkti saugų greitį ir laikytis saugių atstumų. Jei reikia kirsti gatvę, tą galima padaryti tik nulipus nuo dviračio. Negalima važiuoti gatve, jei yra dviračių takas. Važiuoti automagistralėmis. Važiuoti vairo nelaikant ranka. Negalima vežti keleivius, jei nėra įrengtų specialiųjų sėdėjimų vietų. Negalima vežti, tempti ar stumti krovinį, kuris trukdo vairuoti. Vilkti kitą transporto priemonę. Ir negalima važiuoti įsikibus į kitą transporto priemonę. Dabar pristatysime plačiau konkrečias, dažnai pasitaikančias situacijas. Prieš važiuodami turite pasirūpinti, kad jūs ir jūsų dviratis būtų gerai matomi. Tam reikalingos tvarkingos dviračio šviesos bei atšvaitai tiek ant jūsų, tiek ant dviračio. Būtina dėvėti visas apsauginės priemonės. Tokios priemonės kaip šalmai turi turėti CE sertifikatus, nurodančius, jog jos yra patikimos. Dviratis turi atitikti visus kelių eismo taisyklių reikalavimus. Tėveliai, būkite atidūs, pasirūpinkite, kad jūsų atžalos važinėtų tvarkingų dviračių. Prieš pajudėdami iš vietos apsidairykite, kad matytumėte, kas vyksta aplink jūs. Ženklais turite perspėti eismo dalyvius, kad ruošiatės pajudėti. Važiuodami dviračių takais einančiais per pėsčiųjų zonas, būkite atidūs. Dažnai pėstieji yra labai nedėmesingi dviratininkams, nepaiso pažymėtų jų takų. Naudokite dviračio signalą dėmesio atkreipti. Būkite pasiruošę sustoti esant reikalui. Ypatingai dėmesingais reikia būti tose vietose, kur pėstieji gali netikėtai išbėgti į dviračių taką. Šalia viešojo transporto stotelių, vietose, kur dažnai būna vaikai, ten, kur vedžiojami šunys. Svarbu žinoti, kad pėsčiųjų perėjos skirtos pėstiesiems, todėl jomis dviratininkas judėti gali tik nulipęs nuo dviračio. Automobilio vairuotojų siauras dviratininkų siluetas gali būti prastai matomas. Todėl būtina pasirūpinti geru dviračio apšvietimu, ryškia apranga ir atšvaitais. Ypatingai prastai matomais dviratininkai būna važiuodami greta sunkiojo transporto, todėl siūlome vengti tokių situacijų. Tokios transporto priemonės ne tik užstoja dviratininką, bet ir patys prastai veidrodėlėje mato dešinį savo kraštą. Būkite atidūs automobilių rodomiems signalams. Automobilis gali staiga pasukti norėdamas sustoti kelkraštyje arba netikėtai stabdyti kelyje atsiradus kliūčiai. Būkite atsargus važiuodami pro šalikelėje sustojusį automobilį. Jo durelis gali netikėtai atsidaryti. Laikykime šitų taisyklių ir kelias mums bus daug saugesnis.